Labas, čia kitas, sveikos sugrįžusios. Šiandieną esu paruošusi full body treniruotę. Pagrindiniai mūsų įrankiai tai bus svareliai, aš naudoju 2 kg, jūs naudokite pagal savo galimybės, jeigu neturite svarelių, galite naudoti vandens buteliukus ir jeigu turite, galite užsidėti svarelius ant kulkšnių. Nieko nelaukiam ir keliaujam iš karto prie apšilimo. Sėdamės į kūdikio poziciją, labai gerai išsitempiam, pirštų galais bandom pasiekti kitą kambario pusę. Pajauskit, giliai įkvepiam ir iškvepiant leidžiam klubus ant kilimėlio ir ištempiam savo nugarą labai gerai. Grįžtam. Kartojam, vėl išsitempiam kiek tik tai įmanoma, įkvepiam giliai ir iškvepiam, darom bangą ir leidžiam klubus ant kilimėlio. Padarom dar 2 tokius. Įkvepiam giliai, išsitiesiam ir leidžiamės ant kilimėlio, ištempiam savo nugarą. Paskutinis. Bandom pasiekti su pirštų galais kiek įmanoma toliau. Darom bangelę ir leidžiam klubus ant kilimėlio. Pažiūrim pro kairį petį, centrą, pro dešinį, centrą, riečiam pėdų pirštus, keliaujam į žemyn žiūrintį šunį, pratempiam savo kojas po vieną, stipriai, lyg spaustumėm pedalą, pratraškinam visus kaulus, kad atsibustų. Kulnais bandome pasiekti kilimėlį, išsitempiam labai gerai. Ir dešinė koja keliauja į dešinę kilimėlio pusę. Pavažiuojam taip. Grįžtam į žemyn žiūrintį šunį. Ta patį pakartojam ir su kairė koja. Pavažiuojam šiek tiek. Grįžtam į žemyn žiūrintį šunį. Pratempiam dar po vieną koją. Kulnais siekiam kilimėlio ir leidžiamės ant kelienų. Tai pirmoji mūsų serija bus skirta mūsų presui ir mums reikės vieno svarelio. Įsitaisom, atsigulam į savo poziciją, nugara prispausta prie kilimėlio, presas įtemptas. Labai stipriai, neišpūstas, nepaleistas, visada įtemptas. Svarelis tarp abiejų rankų horizontaliai. Keliam dešinę koją, keliam kairę koją į tabletop ir tokia bus mūsų pradinė pozicija. Kelsime į įprastą atsilenkimą, ramiai ir bandysime su svareliu pasiekti šiek tiek toliau negu mūsų kelienai. Ir nusileidžiam. Pakylam, apatinė nugaros dalis neatsiklijuoja, neišrieskit, nepalikit tarpo, keliamės iš krūtinės, labai gerai, pridėsim dar darbo ir rankom, kai leidžiamės iš atsilenkimo, tiesiam rankas virš galvos, pakylam į atsilenkimą ir už galvos. Labai gerai. Dar 3 tokie. Ir pridėsim. Niekur neskubam, leidžiamės lygiai taip pat koncentruotai, kaip ir kylam į viršų. Pridėsim. Dabar, kai iš atsilenkimo leidžiamės ant kilimėlio, kartu leidžiam ir kairę koją ant pirštų galų. Kylam į atsilenkimą, tą patį kartojam ir su dešinė koja, kai leidžiamės, leidžiam pirštų galais, dešinė koja ant kilimėlio. Ir taip padirbam su skirtingom kojom, kairė vieną kartą, kitą kartą dešinė. Labai gerai. Leidžiamės ramiai.
Neskubam atsigulti. Ir stebim savo nugarą, ypatingai apatinę dalį. Neatklijuojam. Dar turim tokius 4. Ir jau leisim abi kojas ant pirštų galų. Dar 2. Paskutinis. Presas įtemptas. Važiuojam. Dabar, kai leisimės, leisim abi kojas ant pirštų galų ir pakelsim į atsilenkimą. Labai gerai. Kuo toliau dėsim savo kojų pirštus, tuo bus sunkiau, bet vėlgi, jeigu pradeda atsiklijuoti apatinė nugaros dalis, reiškia tiesiam per toli. Kiekvieno mūsų amplitudė individuali, tai stebėkit, kiek gaunasi jums. Dar 3 tokie. Atsilenkimas. 2. Paskutinis. Ir dabar, kai pakelsime į atsilenkimą, tiesime savo kairę koją virš kilimėlio, rankas galime su svareliu laikyti į lubas, grąžinsim į tabletop ir nusileisim, kojų nebenuleidžiam. Taigi pakylam į atsilenkimą, dabar tiesim dešinę koją, rankos į lubas su svareliu, grąžinam į tabletop ir nusileidžiam. Kai nusileidžiam, rankas tiesiam virš galvos. Ir taip padirbam. Laikomės. Labai gerai. Dar turim tokius 6. Jeigu pavyksta, galim iš karto, kai jau keliaujam į atsilenkimą, tiesti koją į tabletop ir nusileidžiam. Dar 4. Kvėpuojam. Koja grįžta į tabletop ir nusileidžiam. Dar 2. Ir pridėsim kojos tiesimą į lubas. Paskutinis toks. Ir nusileidžiam. Važiuojam. Pakylam į atsilenkimą. Tiesiam kairę koją į lubas. Nuleidžiam. Grąžinam į tabletop. Ir nusileidžiam. Labai gerai. Ta patį kartojam su dešinė. Keliam į lubas. Pėdų pirštai ištempti, kaip pas balerinas. Ir nusileidžiam. Labai gerai. Kartojam. Pakyla į lubas. Grįžta į tabletop. Ir nusileidžiam. Dešinė koja. Kyla į lubas. Virš kilimėlio. Tabletop. Ir nusileidžiam. Dar 4 tokie. Į lubas. Tabletop. Nusileidžiam. Dar 3. Ir liksim viršuje. Nebenusileisim pailsėti. Dar 2. Labai gerai. Paskutinis. Atsigulam, giliai įkvepiam ir kylam į atsilenkimą. Dirbam su kojom. Kairė tiesiasi į lubas virš kilimėlio. Tabletop. Dešinė į lubas virš kilimėlio. Tabletop. Šaunuolės. Laikomės. Labai gerai. Neatsigulam pailsėti. Dar 4.
Labai gerai. 3. Ilbas. Pėdos ištemptos. Presas įtemptas. Dar 2. Labai gerai. Dešinė. Ir paskutinis. Labai gerai. Nenusileidžiam. Laikom ištiestą dešinę koją. Imam svarelį ir darysim bicycle legs. Ir perdavinėsim svarelį iš vienos rankos į kitą. Niekur neskubam. Keliam krūtinę dar aukščiau, jeigu pavyksta. 5, 4, 3, 2 ir 1. Kojas tabletop. Vis dar nenusileidžiam. Padedam svarelį ant blauzdų. Štai taip, kad laikytųsi. Tiesim dabar abi kojas ir rankas virš galvos. Grįšim į tabletop. Paimsim svarelį ir nusileisim. Kartojam. Pakylam. Uždedam svarelį. Tiesim tiek kojas, tiek rankas. Nugara neatsiklijuoja. Apatinė jos dalis. Labai gerai. Dar turim 4 tokius. Išsitęsim. O, kiek gerai. Dar 3. Laikomės. Presas tikrai labai stipriai dirba. Dar 2. Ištęsiam. Grąžinam. Paskutinis toks. Ant blauzdų. Ištęsiam. Grąžinam. Nusileidžiam. Dabar kai pakelsim, nebenusileisim, padarysim keletą ištęsimo ir grąžinimo į tabletop ir ant galo palaikysim. Gerai, pasiruošim ir važiuojam. Tiesiam rankas, tiesiam kojas, grįžtam į tabletop. Svarelį paliekam ant blauzdų. Labai gerai. Dar be šito 3. Šaunuolės. Dar 2. Paskutinis ir užlaikom. Palaikom. Nuslydo. Pakartosiu. Ištęsiam ir laikom. 5, 4, 3, 2, 1. Net neabejoju, kad pajutėt. Atsikvėpkit, atsigerkit ir keliausim toliau. Antroji mūsų serija bus 4. Vėlgi užteks mums 1 svarelio. Įsitaisom į savo 4-pėsčią poziciją. Tai kojos bus klubų plotyje, rankos pečių. Labai svarbu petys su riešu, kad būtų vienoje linijoje. Nugara tiesi, presas įtemptas, žvilgsnis šiek tiek į priekį. Ištiesim savo kairę koją. Tai tokia bus mūsų pradinė padėtis. Pėdos pirštai ištempti ir keliam koją ir nuleidžiam. Labai ramiai. Pakeliam koją ir nuleidžiam. Labai svarbu šitoj pozicijoje nespardyti, neriesti nugaros. Viską darom labai koncentruotai. Geriau pakelti mažiau, bet taisyklingiau. Ir vėlgi, kai keliam su intencija ir nuleidžiam. Nieko nenumetam. Tam, kad būtų efektyvu ir naudinga mūsų kūnui. Dar 2. Nerečiam nugaros. Kylam iš kojų. Paskutinis. Ir pridėsim. Kai pakeliam savo kairę koją,
leidžiamės į tricepsą atsispaudimą ramiai, alkūnės prie pat liemens, grįžtam ir nuleidžiam. Kartojam. Pakyla kairė koja, leidžiamės į atsispaudimą ir nuleidžiam. Labai gerai. Niekur neskubam. Atsispaudimas ir nuleidžiam. Dar 3 tokie. Ir pridėsim. Pakyla kairė koja, pėdos pirštai ištempti, tricepso atsispaudimas ir nusileidžiam. Dar 2 tokie. Labai gerai. Žvilgsnis į priekį. Paskutinis. Pridėsim. Pakyla koja. Padarom atsispaudimą. Sukam savo dešinį kelėną. Kairę koją pastatom ant kilimėlio. Imam svarelį. Tiesiam į lubas. Nuleidžiam. Grįžtam. Ir nusileidžiam. Toks bus mūsų kombo. Taigi, pakyla kairė koja, tricepsų atsispaudimas, sukamės į šoninę poziciją, keliam svarelį, nuleidžiam ir grįžtam. Kartojam. Atsispaudimas, sukamės į šoninę, keliam svarelį, nuleidžiam ir grįžtam. Dar 4 tokie. Keliaujam į šoninę, svarelis į viršų ir nuleidžiam. Dar 3 ir liksim prie tricepsų atsispaudimų. Labai gerai. Kyla koja, atsispaudimas, sukamės į šoninę, keliam svarelį ir grįžtam. Paskutinis. Sukamės į šoninę, kyla svarelis į lubas, nusileidžia ir nuleidžiam koją. Dabar pakelsim kairę koją ir darysime tik tricepsų atsispaudimus. Padarom 8. Ramiai. Neskubėkit. Pajauskit. Dar 4. 3. 2. 1. Nusileidžiam pusiau ir papulsuojam. 6. 5. 4. 3. 2. Ir 1. Sukamės į savo šoninę poziciją. Dirbsime su ranka. Kol kas kairė koja yra ant kilimėlio padėta ir keliam svarelį į lubas ir nuleidžiam. Keliam. Žvilgsnis seka svarelį ir nuleidžiam. Labai gerai. Nenumetam svarelio. Leidžiam sąmoningai. Dar 2. Ir pridėsim kairės kojos pakelimą. Važiuojam, kai kyla svarelis, kyla kairė koja ir kartu nusileidžia. Pakyla tiek koja, tiek ranka ir nusileidžia. Labai gerai. Dar 3 tokie. Ir liksim su pakelta koja. Važiuojam. Koja lieka, dirbam tik su ranka. Nuleidžiam ir į lubas. Labai gerai. Dar 4. 3. 2. 1. Užlaikom. Su koja darom mažus ratukus. Pėda ištempta. Dar 3. 2.
1 į kitą pusę. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ir pulsuojam. 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Šaunuolis. Labai gerai. Iš karto keliausim prie kitos pusės. Pasiruošiam. Dabar svarelis bus po mūsų dešinę ranką. Susitvarkom savo poziciją. Atsimenam rankos pečių plotyje. Labai svarbu petys su riešu tiesioje linijoje. Kojos klubų plotyje. Nugara tiesi, presas įtemptas visada. Žvilgsnis į priekį. Ištiesiam savo dešinę koją. Ir pakyla. Ir nusileidžiam. Pakyla. Ir nusileidžiam. Ramiai. Kvėpuokit. Pajauskit. Dar 4. Ir pridėsim tricepsą atsispaudimą. Dar 2. Ir paskutinis. Važiuojam. Pakyla koja. Darom atsispaudimą. Grįžtam. Ir nusileidžiam. Labai gerai. Pakyla koja. Atsispaudimas. Alkūnės prispaustos prie liemens. Tam, kad fokusuotumėmės būtent į tricepsą. Labai gerai. Šaunuolis. Dar 3. Ir pridėsim pasisukimą į šoninę poziciją. Paskutinis. Ir pridėsim. Važiuojam. Pakyla koja. Atsispaudimas. Sukamės į šoninę poziciją. Keliam svarelį į lubas. Nuleidžiam. Ir nuleidžiam koją. Kartuojam. Pakyla. Atsispaudimas. Sukamės į šoninę. Svarelis kyla į lubas. Ir nusileidžiam. Labai gerai. Ramiai. Neforsuokit, o pajauskit. Dar 4 tokie. Atsispaudimas. Šoninė. Ir grįžtam. Atsispaudimas. Sukamės. Svarelis į lubas. Ir nusileidžiam. Dar 2, man atrodo. Nes pamečiau skaičių. Labai gerai. Paskutinis toks. Sukamės. Svarelis kyla į lubas. Grįžtam ir nusileidžiam. Dabar liksime prie savo tricepsų atsispaudimų. Padarysime 8. Kyla dešinė koja. Ir važiuojam. Atsispaudimai. Neskubam. Pajauskim. Dar 4. 3. 2. 1. Leidžiamės pusiau ir pulsuojam. 6. 5. 4. 3. 2. Ir 1. Keliaujam į savo šoninę poziciją. Įsitaisom ir dirbsim su rankos kėlimu į lubas. Pakyla svarelis ir nusileidžia. Labai gerai.
į lubas ir nusileidžia. Dešinė koja kol kas ant kilimėlio. Dar 3 tokie. 2. Ir pridėsim kartu ir kojos pakelimą. Važiuoja. Kyla ranka, kyla koja ir nusileidžia. Labai gerai. Kvėpuojam. Pakylam ir nusileidžiam. Dar 3. 2. 1. Dabar jau kai pakilsim, kojas nebenuleisim. Važiuojam, pakyla koja ir dirbam su ranka. Į apačią ir į lubas. Labai gerai. Dar 3. 2. 1. Laikom. Su koja darom mažus ratukus. 4. 3. 2. 1. Atgal. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ir pulsuojam. 5. 4. 3. 2. Ir 1. Oi, kaip gerai. Šaunuolės. Atsikvėpkim. Atsigerkim. Liko paskutinė serija. Atsistojus. Ir bus viskas. Šitai serijai mums reikės abiejų svarelių. Tai pagrindinė mūsų koja bus kairė. Dešinė bus šalia ant pirštų galų. Svarelius užsidėsim ant pečių. Kaip maišus. Ir leisimės į 90 laipsnių įtupstą. Taigi, įtupstas. Keliam rankas virš galvos. Ir atsistojam. Kartojam. Įtupstas. Rankos kyla iš galvos. Ir atsistojam. Labai gerai. Į viršų. Ir atsistojam. Dar 3. Į viršų. Ir atsistojam. Įtupsta. Labai svarbu, kad kairys kelienas neišeitų toliau negu kairė pėda. Paskutinis. Ir pridėsim. Kai nusileidžiam į įtupstą, keliam rankas, kartu keliam kairės kojos kulną ir atsistojam. Taigi pridėjom kairės kojos kulno pakelimą. Važiuojam. Įtupstas, kyla rankos, kyla kulnas ir atsistojam. Dar 3 tokie. Labai gerai. 2. Paskutinis toks. Ir pridėsim. Kai nusileidžiam į įtupstą, pakeliam kulną. Dabar transformuosimės į kregždutę. Svareliai apačioj. Grįšim į įtupstą ir atsistosim. Labai gerai. Kartojam. Įtupstas. Kyla rankos, kyla kulnas. Kregždutė. Įtupstas. Ir atsistojam. Dar 2. Kyla kulnas. Kregždutė. Įtupstas. Ir atsistojam. Paskutinis toks. Pakyla kulnas, rankos, kregždutė, įtupstas ir atsistojam. Dabar nebeatsistosim, liksim apačioje ir dirbsim su savo kombo.
Svarelį ant pečių. Pasirašėm ir važiuojam. Taigi įtupstas, kyla kulnas, kregždutė, įtupstas ir vėl. Kyla kulnas, kregždutė, įtupstas. Labai gerai. Šaunuolės. Dar 2 tokie. Ir liksim kregždutei. Paskutinis. Ir pulsuosim. 4, 3, 2, 1. Nenusileidžiam. Įtupstas. Ir pulsuojam. Giliai. 5, 4, 3, 2 ir 1. Šaunuolės. Ta patį pakartosim su kita. Ir bus viskas. Dabar mūsų pagrindinė koja bus dešinė. Kairė bus ant pirštų galų šalia. Nusiteikiam. Nežinau, ar aš pati padarysiu. Nes atrodo, kojas nebelaiko. Bet pabandom. Taigi leisimės į 90 laipsnių įtupstą. Keliam rankas į viršų ir nusileidžiam. Kartojam. Įtupstas, rankos virš galvos ir atsistojam. Dar be šito 3. Keliam rankas. 2. Paskutinis. Ir pridėsim dešinio kulno pakelimą. Važiuojam. Įtupstas, kyla kulnas, kyla rankos ir atsistojam. Labai gerai. Kyla kulnas ir atsistojam. Šaunuolės. Kyla kulnas ir atsistojam. Dar 2 tokie. Ir pridėsim kregždutę. Kyla kulnas ir atsistojam. Dabar po įtupsto dar leisimės ir į kregždutę. Važiuojam. Įtupstas, kyla kulnas, kregždutė, tvirtai, įtupstas ir atsistojam. Labai gerai. Įtupstas, kyla kulnas, kyla rankos, kregždutė, įtupstas ir atsistojam. Dar 2. Laikykitės. Tikrai galit. Kregždutė, įtupstas ir atsistojam. Paskutinis toks. Kyla kulnas, kregždutė, įtupstas ir atsistojam. Dabar nebe atsistosim. Liksim apačioje ir dirbsim su savo kombo. Įtupstas, kregždutė, įtupstas. Susikaupiam ir važiuojam. Įtupstas, kyla kulnas, kregždutė ir vėl įtupstas, kyla kulnas, kregždutė. Dar 3 tokie. Kregždutė. 2. Paskutinis. Ir liksim kregždutėje. Keliam ir nuleidžiam. 3. 2. Laikykitės. 1. Pakartosiu. Įtupstas ir pulsuojam. 6, 5, giliai. 4, 3, 2 ir 1. Viskas. Galim nusimti svarelius.
jeigu turėjote ant kulkšnių, kad pajusti tą kojų lengvumą. Giliai įkvepiam ir iškvepiam. Dar vieną kartą įkvepiam ir jau leisimės su smakru į apačią. Keliaujame į žemyn žiūrintį šunį. Pratempiam savo lengvutes kojas. O vieną stipriai spaudžiam. Labai gerai. Abudu kulnus mano priliesti prie kilimėlio. Įkvepiam. Keliam savo dešinę koją į lubas. Lenkiam 90 laipsnių. Ir atsigulam į savo balandžio pozą. Ištempiam nugarą. Ir jeigu pavyksta, nusileidžiam ant alkūnių. Ir pabūnam ramiai. Išsitempiam. Šaunuolis. Atsargiai grįžtam į žemyn žiūrint šunį. Ta patį pakartosim ir su kaire. Spaudžiam kulnus. Keliam kairę koją. Lenkiam. Dedam ant kilimėlio. Ištempiam nugarą. Galite pabūti taip, jeigu norisi. Leidžiamės ant alkūnių, kaktą ant rankų ir pakvėpuojam. Labai gerai. Atsargiai grįžtam. Į žemyn žiūrint šunį. Paskutinį. Pratempiam kojas. Kulnais liečiam kilimėlį. Įkvepiam. Darom bangelę. Leidžiam klubus ant kilimėlio. Ištempiam nugarą. Pažiūrim pro kairį petį. Centrą. Pro dešinį. Įkvepiam. Ir atsisėdam į patogią sėdimąją poziciją. Užbaigsim bendru įkvepimu ir iškvepimu. Giliai įkvepiam. Surinkam visą gerą energiją. Uždarom. Ir iškvepiam. Super, galit savo pasiploti. Ačiū, kad įsijungėte, ačiū, kad sportavot kartu. Linkiu gražaus ryto, gražios dienos, gražaus vakaro, nesvarbu, kada žiūrit. Ir susitinkam jau kitoje treniruotėje. Ate!